Greitai gyva. Praleisiu praktiką. Baikiu darbe. User disconnected from your channel. Patikau kandidatus. Mikai šok. Gyva. Man kaip adubasis. Eimis davė savarankiškai ten kažką padaryti, tokią praktiką, kad pamatytų, ar aš bent ką moku padaryti savarankiškai. Gyva. Padarysiu tokią praktiką hotelyje. Gerai. Gyva. Darysiu hotelį. Kai biker darbas tai yra toks, kurie ten, pavyzdžiui, šaudo į policininkus, ten saugo žmonės nuo blogybių. Panašu, apsiginti gerai visi. Taigi, visi einam į hotelį. Visi einam į hotelį, nelipkit laiptais, o sustokit va čia. Visi atgal teikit. Stokit va čia prie šitos sienos. Gerai. Mūsų čia yra, visų čia yra. Aš grybai ruošiu. Gerai, taigi va, visi seka mane. Tai va, kai bakeriai grobia, tai reikia gražiai pavažiuoti nepastebėtai, kad tave nepapatyti ten svatas, nes gali, kas valas ten tave jau pamatys, iš ką atrašo į raciją, bakeriai ten grobs arba, apdžiui, kokią kitą firmą. Taigi va, bėgam va čia už manęs. Ras tokią praktiką, rodysiu jums, kaip reikia ten teisingai šaudyti, kaip reikia teisingai stovėti, kad nepraleisti tų svatų. Taigi va. Sustokit visi va čia prie sienos. Gražiai. Taigi va. Būna čia, kad, pavyzdžiui, mes užgrobėm bikeriai, jo. Ir kad, pavyzdžiui, tie svatai dėda kliūtis jo ir paspaudė tą C jo ir dėda kliūtis, po to po biškį eina, nuėma kliūtis, tai va. Taip, kai galima padaryti, kai va man čia stalas, tai čia galima pastatyti daug žmonių. Gerai tada Kukulis lietuvis ir Rokas taško, ateikit va čia, kaip matote, yra vietos, tai vienas va čia sustokit, kitas prie kito ir tupkit. Kaip matėt va čia. Ir va čia va dar va viena vieta, tai čia tago ateina Radė Hulk ir Vitas Bravo. Va čia prie šitos sofos sustokit, gražiai tupkit. Kaip va matote, irgi galima šaudyti ir čia taip pat galima va taip pabiškai išeiti ir irgi tą pamatysit kažką ir galima gražiai tai va per grobėjimus negalima gydytis, gėtinti. Nuleistina turėti tik vieną mediką ir galima naudoti narkotikus. Tai va. Va, čia galima prašytą, kaip mato, skylę šaudyti, kad, va, kaip mato, kai ten būna svatas prašo pas mediką ten gyvybę, ar kaip, ten būna sustovi daug tų svatų, ar PBI, ir va čia galima pro jo šaudyti ir jums labai, pro jūs labai nepataiko. Gerai, Olegas, va, Radė Hulk, Vitas Bravo, teikit va čia, tupkit ir sustokit va čia, abudu. Ir dabar Rokas taško ir Kukulis lietuvis stokit už jų, bet netupkit, stokit. Ir va, kaip matote, šie abudu šaudys. Būna, kai tie svatai, karočią, eina ir jie dėda tas kliūtis, jo, suprantat. Ir jie taip greičiau čia prarušina, o jūs turite stengtis, kad jos neleisti. Tai va, kaip matot, va šitie abudu apatiniai jie šaudys, o tie viršutiniai kaip pridengs jos. Ir kaip matot, jie būna iš ką atrušina ten, direkt spaudos pasako parušti, tai Olegas ateik čia.
Tai va, kaip jos ir šaudo, tai va čia dar būtų čia stovės ir ten iš galo. Ir kaip visada gali va čia pastatyti ir va čia pagalbą, kad jie pridengtų ar kaip. Tai va, kaip Michas jis, tipo, kai bus PD, reik Michai va ten į galą. O Olegas jo, tu čia sto, kaip jie prarušina jo, o tu stengsi jos neleisti, tūpk. Ir čia galima šiaip tai čia... Galite man komandu? Tai tu nekada vyras. Tai čia galima daugiau pastatyti. Ir jie neleis jau parušinti. Aišku, tai čia tokia praktika. Iš čia iš 7 žmonių. Taigi va, nu jo, Michas vienas nesusitvarkys, tai Olegas eik pas Michą ten, į galą. Ir tegul eina Vytas Brava. Pas jį. Jūs kai būsite tik papudi, o šitie 3, tipo, kai bus šaudyk, visi pasigydykit ir ką reikia pagydyti, tai tiesiog parašykit per Vips ar kur. Ir va, nu tipo, ta prasme, kad Michas ten Bravo ir Olegas jie bus šitie. Nu, svatai, pavyzdžiui, PD, FBI, jie atgrobinės, o jūs saugosit. Tai va, jums reikia būtinai užimti geras pozicijas. Ir Michas, tu kai ten kontroliuosi juos, tai bus, kai tu būsi direktorius, o aš būsiu Vaikerio direktorius. Žiūrėk, taigi va, tu ten gali savo ten rašyti, tik nesakyk, rašyk ten savo, ką darysite, rušinsit, tai va, aš savo sakysiu. Žiūrėkit, dabar Kukulis. Tu stok va čia. Palauk, Olegas ateik čia pas mane, o Rokas taško eik pas Michą. Ir va, Michai, žiūrėk, Olegas, tu stok va čia, prie šitos sofos ir palauk, stok va čia, jo, nelabai išlysk, va čia prie manęs, jo, stok taip, kad tu ten matytum tik biškį, kad tu ten biškį tą tik skylį matytum, kad tu ten prašautum. Va čia ant mano vietos stok, kad ten tik mažai matytum. Va kaip dabar, Kukulis lietuvis, tu stovėk jo, va čia biškį toliau, kai jie prarušina jo, va tu matai. Va, tu matai jo, ten va toliau net matosi, kai jie rušins, tu iš ką ten pradėjai šaudyti, čia aišku bus daugiau žmonių, radė kulka tik čia, tu kai būsi pagalba, tai tu čia stok, va čia prie šitos sofos, ir tu čia kai pridengsi, nešaudykis, matai kas, gerai, Michai pasiruošė, tai pasakyk. Jo, karočią, vyrai, kaip aš sakiau. Jis bus... Be pompom. Jo, tai kas, dabar taip, kas? Tai matau visi vypai adminai, tai gerai. Nu, aišku, čia kaip bus medikas tas. Be mediko čia nekaip, ir bus aišku narkotikai, tai va, Radė kulpą gydykai Olegas Profas. Kiti visi patys pasigydykit, arba ten Michai savus pagydyk. Ir va, ir šaudysimės iki šarvų. Ir va, tai bus čia kaip bandymas užgrobti, nu, kaip mes užgrobėme išlaikyti, o jūs atgrobti. Tai va, Michai pasiruošė. Tu irgi, Michai, ten dalyvauk, aš irgi čia. Tai gerai. Po starto pradedam, kai bus goišką pradedam. Aišku, visi stenkitės. Tai va, pago. Aš irgi užimsiu čia gerą poziciją. Ir kai jie iškart, čia pradės rušyti, jūs iškart šaudykit. Ir kam nėra šarvų, iškart eikit va ten. Čia vienas švis gali stovėti ir bėgioti ten iš vietos į vietą. Čia labai gera pozicija. Neduokit jiem parušinti, tai labai bus blogai. Pasitenkite. Gerai, Vytas, bravo. Nu, gali jau pasitraukt. Michai, tai irgi jau gali pasitraukt. Nešaudykit, kas. Taigi va, kaip matot, klaidinę atgrobė. Bikerį išlaikyti, tai va, jie mokės išpirkėm, tai va čia tokios buvo geras pozicijas, aš jums parodžiau. Tai va, čia labai tokios geras pozicijas. Ir jie labai, kai teisas gai labai mėgsta rušinti, taigi, va, jie būna dėda tas kliūtis, jo, čia kaip parodys jums antrą etapą, kaip jie dėda tas kliūtis, jo, sekit mane.